Ranka liečia kamuolį, bandydamas suklaidinti Eimantą Valaitį. 17 minučių sužaista pirmajame kėlinyje, Vėtra Sūduva 1-0. Lukšio link. Du kapitonai ten. Į tą zoną, kurią prižiūri Algis Kijanskas. Nubėgo Povilas Lukšys. Lechas į priekį. Jaunas legionierius iš Rusijos, 20 metų Andrėjui Lechui. Irgi yra pabuvęs Rusijos Premier lygos komandoje dublerių sudėtyje. Be abejo, ta komanda yra Rostovas. Na, tokių žaidėjų. Šį sezoną klysta Tadas Kijanskas ir 11 metrų baudinys. 11 metrų baudinys už pražangą prieš Robertą Veževičių, geltoną kortelę. Šiaip ar taip iš tikrųjų, netgi žiūrint kartojimą sunku pasakyti, baudos aikštelėje ar jos prieigose, tačiau pirmiausia, Tadas Kijanskas dėl neatidumo turėtų kaltinti pats save. Kamuolys buvo jo, be jokių abejonių ir net kalbėti nėra apie ką. Tomas Ražanauskas per savo karjerą yra įmušęs ne vieną 11 metrų baudinį. Atsimename galbūt tą, kuris labiausiai įstrigęs Lietuvos sirgalių atmintyje. Būtent jis iškovojo kažkada pergalę Europos čempionato atrankos rungtynėse su Škotija, įmušdamas baudinį. O štai čia vos neatremia atakos Armantas Vitkauskas, griebėsi už galvos. Susidaro toks įspūdis, kad tiesiog atlenkė riešą vartininkui. Galbūt netlenkė riešą, galbūt tiesiog labai nesėkmingai atsimušė į ranką. Vartininkui kamuolys, smūgis stiprus, aukštis pakankamai patogus Vitkauskui. Vėtros pusėje. Tačiau įmušė ir visa kita yra niekam neįdomu. Kelias minutės. Slavickas. Rimti iššūkiai, be abejo rimti iššūkiai Sūduvai dabar. Suolas. Ant suolo yra Esau. Legionierius iš Ispanijos, kuris šiame čempionate įmušė 3 įvarčius, tačiau kitas dalykas, visus juos vienose rungtynėse su outsideriu Kauno Atletu. Yra Andrius Urbšys, Audrius Brokas galintis be abejo pagyvinti Sūduvos puolimą. Yra ir Sergejus Kaziberda, kuris sustiprintų. Galbūt galėtų sustiprinti Sūduvos žaidimą aikštės viduryje. Ražanauskas beje taip pat pelno savo 5-ąjį įvartį šiose pirmenybėse. Lukšys laimi šią dvikovą Audrius Veikutis. Ir dar kartą Rimkevičius, ne, čia be abejo didelį pranašumą turi Armantas Vitkauskas. 10 turbūt centimetrų ūgio persvaros ir ilgas rankas, kuriomis taip pat gali naudotis. Knockdownas stiprus, pažiūrėsime kaip atsigaus. Po jo Sūduva, Valaitis, Grandė. Usačiovas. Irgi buvo, dar kartą grįžtų prie to legionierių kontingento Lietuvos lygos, kurie yra žaidę Rusijos Premier lygos dublerių komandoje. Usačiovas rungtyniavo Lokomotyvo antroje komandoje. Gogberašvili Maskvos Dinamo, jau minėjau. Lechas Rostove. Galime prisiminti ir Žalgirio legionierių trejetą iš Sankt Peterburgo. Zenito antrosios komandos Pavelą Nagumanovą, Andrėjų Nagumanovą, Pavelą Komolovą ir Janą Bobrovskį. Kampinis prie Pavelo Valinčiaus vartų.
nepilno savo žaidimo laiko Vėtroje šį sezoną abu vartininkai. Ir Mantas Galdikas, kuris šiandien ant atsarginių žaidėjų suolo, ir Valinčius, kuris vartuose. Liučiao kels kampinį. Gaudo kamuolį Valinčius ir leidžia į greitą kontrataką Valdemarą Borovskį. 3 prieš 3. Borovskis renkasi štai tokį sprendimą į artimąjį vartų kampą. Pavėjui žaidžia Vėtra ir smūgiuoti iš toli be abejo jokia nuodėmė. Netgi derėtų tai daryti. Pabando Borovskis, tačiau ne pernelyg pavojingai varžovui. Nuo Sepujos kamuolys palieka aikštę. Gokberašvili prieš Kijanską. Kelia rimtų problemų kol kas Vladimiras Gokberašvili čia, šiame krašte, Tadui Kijanskui. Kartu Vėtroje nežaidė beje. Gokberašvili yra naujokas, Tadas Kijanskas, priminsiu, praėjusį sezoną paliko komandą. Žaidė kartu su Jankausku, kartu su Ražanausku, kartu su Veževičiumi, Eliošiumi. Kijanskas. Slavickas. Nerijus Radžius saugo pozicijoje šiandien. Sezoną pradėjo gynybos grandyje, tai yra ten, kur žaidė visą gyvenimą. Nebe pirmos rungtynės, kai Sūduva bando štai tokioje aikštės vietoje Nerijų Radžių. Gynėjų pasirinkimas yra pakankamai nemažas, galbūt ir logiška, kad sprendimas yra toks. Tačiau kol kas šiandien šiose rungtynėse nei Radžiui, nei kam nors kitam iš Marijampolės komandos žaidėjų gerų emocijų matyti nekyla apskritai. Pražanga Povilui Lukšiui. Evaldas Grigaitis taip pat buvo ten, tačiau man pasirodė, kad Povilas Lukšys, kovodamas dėl pozicijos, nustūmė varžovą. 24,5 minutės sužaistos šiose rungtynėse, 2-0 ir galima skaičiuoti variantus, jeigu Vėtra laimi. 12 taškų šios komandos sąskaitoje ir lyginant su Sūduva lieka vos -3. Gokberašvili gauna per kojas dvikovoje su Liučiao, ironiška kino šypsena. Dar kartą štai čia taip užkabino Čiurnas, be abejo užkabino Čiurnas Liučiao. Tačiau bent jau žiūrint iš šalies, taip tai netrodo taip baisu, kaip bandė pateikti Vėtros puolėjas. Gokberašvili pats kairę koją suka kamuolį ten į vartininko aikštelę. Na, standartinėse situacijose pavojingas šis futbolininkas. Dėl to jokių abejonių. Valaitis. Sepuja kol kas netoks aktyvus, kokį norėtų matyti Donatas Vencevičius. Na, dabar sėkmingai sužaidė su Sandro Grande. Ir buvo kamuolys įmestas ten į baudos aikštelę Povilui Lukšiui. Pakankamai sudėtinga, aišku, buvo parengti smūgį Sūduvos kapitonui. Nei laiko, nei erdvės nebuvo per daug. Nuo vartų ir Povilas Valinčius neskubėdamas rengėsi grąžinti kamuolį į žaidimą.
baudinės linijos kamuolys atsiduria ten jis nuo Artūro Rimkevičiaus. Dar kartą kamuolį iš užribio grąžins Vėtra, Usačiovas, Ražanauskas. Bando įmesti kamuolį Eliošiui, šis priekaištingai žiūri į teisėją, matyt norėdamas pasakyti, kad buvo pražanga Alfredui Skroblui. Abejingai reaguoja į visą tai Gediminas Mažeika. Slavickas. Pražanga prieš Vaidą Slavicką, Andrėjus Lechas neteisus. Vienas sparčiausiai tobulėjančių pastarosius porą metų Marijampolės komandos žaidėjų yra Vaidas Slavickas. Sandro Grandė prie kamuolio. Tolimoje virpsto link ir ten patikimai žaidžia Valinčius. Stipriai į priekį griaunamas Artūras Rimkevičius. Irgi problema Vėtros gynybai šiandien. Priminsiu tai, kad būtent jis įmušė pirmąjį įvartį šiandien. Po to sėkmingą epizodą sužaidė ir Robertas Vėžiavičius, uždirbęs 11 metrų baudinį. 2-0. Vėtros naudai Tomas Ražanauskas rengėsi grąžinti kamuolį į žaidimą. Ir štai tokia ataka. Algis Jankauskas. Kol kas sakyčiau taip, Vėtra pirmauja pelnytai. Kol kas ne tik 2 įvarčiai, tačiau ir daugiau pavojingų situacijų yra būtent prie Marijampolės Sūduvos vartų. Valaitis. Eliošius. Ir nuo Skroblo. Kamuolys palieka aikštę. Beveik pusvalandis sužaistas šiose rungtynėse. Dar kartą priminsiu, Vėtra pirmauja prieš Sūduvą. 2-0 ir dar viena pavojinga situacija. Perdavimas, kurį įspūdingai nutraukia Vaidas Slavickas. Klaidų labai daug, klaidų lygioje vietoje ir taip, kai ką sukuria Vėtra, tačiau kai ką prie savo vartų ir labai nemažai epizodų sukuria ir pati Sūduva. Nevykusiai sužaista situacija, kai buvo praleistas įvartis, pirmasis įvartis. Dar labiau kurioziškas antrasis įvartis ir kai komanda įsileidžia tokius įvarčius, na nieko kaltinti, kažin dar gali ką nors kaltinti išskyrus pats save. Vėlgi, nepernelyg atsakingai sužaistas epizodas, nors vėlgi šioje situacijoje galbūt ir galima buvo stabdyti žaidimą. Už 9 metrų nuo kamulio Vėžiavičius tikrai nebuvo. Trūko kokių 8,5 turbūt. Liučiavo be jokios būtinybės, taip, smūgiavo į varžovą. O Vėžiavičius atrodo patiria traumą. Jeigu reikėtų keitimo, futbolininkai galintys žaisti atakuojančio saugo pozicijoje. Jų yra gana gausu. Marius Stanaitis, Artūras Žulpa, Povilas Krasnovskis, galbūt ir Gajus Kulbis. Kampinis prie Sūduvos vartų.
štai taip iššauna iš už baudos aikštelės Tadas Iliošius. Smūgis labai stiprus ir nedaug trūko, kad kamuolys dar kartą būtų atsidūręs. Sūduvos vartuose per pertrauką manau, kad turės ką veikti Donatas Vencevičius. Keisti reikia daug ką. Atrodo, kad po to knockdowno kėlinio viduryje, kai 15 minutė įvartį įmušė Artūras Rimkevičius, o 19 antrą pridėjo 11 metrų baudinį realizavęs Tomas Ražanauskas. Nuo tada Sūduva taip ir neatsigauna. Algis Jankauskas, bet didesnio vargo. Laimi dvikovą prieš Liučiao. Ražanauskas į priekį nuošalėje. Rimkevičius. Veževičius grįžta į aikštę. Riedantis kamuolys, teks viską pradėti iš naujo Tadui Kijanskui. Valaitis. 33 minutės sužaistos pirmajame kėlinyje. Dar kartą Eimantas Valaitis, Grandė. Sepuja. Į dešinę Grigaičiui, ten šis išsaugo kamuolį komandai, nepaisant to, kad atakavo jį ir Andrėjus Usačiovas ir Tadas Iliošius. Dabar pražanga. Iliošiui pražanga. Kietai ir iš tikrųjų tas susidūrimas galėjo būti skausmingas Alfredui Skroblui. Toks Virginijaus Liupšio veidas kol kas. Jam rūpečių šiose rungtynėse be abejo kol kas gerokai mažiau negu Donatui Vencevičiui. Vetra pirmauja 2-0. Liučiao prie kamuolio. Borovskis pirmas prie kamuolio. Kampinį dabar kels. Liučiao. Tik Artūras Rimkevičius ir du gynėjai. Alfredas Skroblas bei Vaidas Slavickas su juo lieka aikštės viduryje. Visi kiti Vetros vartų prieigose. Grandės rankose kamuolys. Rimkevičius. Ir Skroblas laimi šią dvikovą, tačiau taip pat padovanoja kamuolį varžovams. Sūduva. Ražanauskas. Dar kartą netiksliai. Ir Armantas Vitkauskas bandys pradėti Marijampolės komandos ataką. Ginasi Vetra atidžiai. Ir štai tokiuose epizoduose Vilniaus komandos gynėjai karaliauja. Ore Lechas susiduria su Povilu Lukšiu. Algis Jankauskas kamuolį pasiuntė už šoninės linijos tam, kad būtų suteikta pagalba. Traumas patyrusiems futbolininkams. Pagal futbolo garbės kodeksą manau, kad Sūduva netrukus grąžins kamuolį Vilniaus komandai. Lechas ir Lukšys, na, iš puolėjų Sūduva turi ant atsarginių žaidėjų suolo Esau. Pirmiausia, Audrius Brokas taip pat be abejo gali sužaisti. Puolėjų. Jei reikėtų, ne, Lechas jau ant kojų ir svarstyti, kas būtų, jeigu būtų, nėra jokios prasmės. Kol
Kol kas tik Povilas Lukšys lieka gulėti ant žolės. Ir bent jau kuriam laikui palieka aikštę. Сразу пойдем? Сразу? Liučiau netrukus mes kamuolį į aikštę. Gražinamas kamuolys Vetrai. Lechas jau aikštėje ir jau su kamuoliu atgal Jankauskui. Usačiovas. Aikštė beje Vetros stadione stipriai pagerėjusi nuo praėjusios savaitės. Matyti, kad našiai kokybiškai padirbėta. Prieš 7 dienas, kai Žalgiris čia žaidė su Kruoja, buvo gana aiškiai pastebimas žolės trūkumas, dabar jos gerokai daugiau. Ilga žiema, šalta, drėgna žiema Lietuvoje ir suprantama aikštėms tai taip pat atsiliepia. Borovskis. Lechas iššauna labai stipriai greta viršutinio vartų kampo. Pavojingų įdomių momentų prie Armanto Vitkausko vartų pirmajame kėlinyje gerokai daugiau negu prie tų, kuriuos gina Povilas Valinčius. Pražanga prieš Eliošių. Ko gero turėtume svarstyti taip. Antrajame kėlinyje Sūduvai teks keisti daug ką. Teks keisti daug ką iš esmės, nes tai, kas vyksta dabar aikštėje, neturėtų tenkinti. Ir manau, kad netenkina Donato Vencevičiaus. Ne tik dėl to, kad 2 įvarčiai praleisti. Rezultatą 0-0. Kitose rungtynėse galbūt galima būtų vertinti kitaip. Jei kova būtų lygi, jei, tarkime, vienai komandai pasiseka įmušti porą įvarčių, kita nerealizuoja savo progų, čia viskas pagal žanro taisyklės, sakykime taip. Pirmauja ta komanda, kuris šiame kėlinyje žaidžia geriau. Sandro Grande rengiasi kelti kampinį. Radžius, Sepuja, Kijanskas, Lukšys grįžęs į aikštę, visi tie, kurie gali būti naudingi. Tose situacijose pirmas prie kamuolio buvo Andrėjus Usačiovas. Prasižengė Gogberašvili, tačiau iš karto perimamas kamuolys ir dviese pasileidžia į varžovų aikštės pusę Gogberašvili ir Rimkevičius. Ateina ten ir Andrėjus Lechas, skausmingas susidūrimas Vaidui Slavickui. Dar kartą štai čia kyštelėjo Butso Grifus prieš varžovo užsimojusiai spirti kamuolį į koją Lechas. Borovskis iš šoninės linijos. Ir Vaidas Slavickas dabar atsako panašių veiksmų, kokį patyrė pats neseniai, tik ne prieš tą patį varžovą, o prieš Vladimirą Gogberašvilį. Grande. Netikslus šioje situacijoje Evaldas Grigaitis. Tačiau kamuolį Sūduva susigrąžina labai greitai. 3 minutės kiek pridės teisėjas. Lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos, pridėto laiko, manau, turėtų būti. Buvo ir ginčų, buvo ir neštuvai aikštėje. Kijanskas su kamuoliu.
Ir Borovskis laimi dvikovą prieš Vaidą Slavicką. Lechas. Veževičius. Pražanga prieš Sepują. Maždaug už 30 metrų nuo vartų. Tadas Kijanskas ateina čia, vienas iš tų, kuris gali pabandyti be abejo. Juolab, kad štai šiose rungtynėse matyti yra ir noras reabilituotis. Prisimename, kad būtent Kijansko klaida lygioje vietoje leido Sūduvai uždirbti 11 metrų baudinį, kuris buvo paverstas antruoju įvarčiu. Kijanskas ir Grandė aptarė situaciją ten. Atrodo, kad nuspręsta, jog Grandė kels kamuolį į baudos aikštelę, o galbūt ir smūgiuos. Pažiūrėsime. Perdavimas tolimojo Virpsto link. Kijansko smūgis, kamuolys skrieja greta Virpsto. Keturiasdešimt 3,5 minutės sužaistos šiose rungtynėse. Dar kartą priminsiu, Vėtra pirmauja prieš Sūduvą 2-0. 15 minutę įmušė Artūras Rimkevičius. 19 11 metrų baudinį realizavo Tomas Ražanauskas. Sepuja. Lukščio link. Klumpa šis baudos aikštelėje tikėdamasis 11 metrų baudinio. Rimkevičius iš tai tokias dvikovas jungiasi noriai ir energingai. Šiose rungtynėse panašioje situacijoje beje sugebėjo susikurti savo tą situaciją, po kurios kamuolys atsidūrė Vėtros vartuose. Kijanskas. Liučiau. Vaido Slavicko perdavimas į dešinę Skroblui. Šis suklaidina Eliošių ir štai taip pabando. Judžinas Sepuja, pritrūko labai nedaug, kad pasiektų kamuolį. Viskas buvo efektinga, viskas buvo gražu, pats skrydis, tačiau pernelyg sudėtinga. Tai yra, kamuolys nuskriejo šiek tiek per toli. Pridedamas laikas netrukus bus. Dabar jau yra skelbiamas 2 minutės. 2 minutės tai reiškia, kad tiek ir lieka iki šio kėlinio pabaigos. Kėlinio, po kurio reikia manyti Vėtra bus priekyje. Tačiau tai yra tik pirmoji žaidimo pusė, tai yra tik 45 minutės ir nėra turbūt jokio pagrindo manyti, kad Sūduva pasiduos jau dabar. Skroblas grąžina kamuolį į žaidimą. Sepuja prieš Veikutį, Grigaičio perdavimas į vartininko aikštelę, ten atidus ir tikslus Povilas Valinčius. Vėtra varžovų aikštės pusėje. 2 įvarčiai porą pavojingų, iš tikrųjų pavojingų smūgių iš toli. Tadas Eliošius ir Andrėjus Lechas pabandė. Tai yra tos progos ir tie įvarčiai be abejo tik paryškina faktą, kad Vėtra pirmajame kėlinyje žaidė geriau negu varžovai. Grandė. Ir Veževičius. Nedaug laiko lieka Sūduvai, maždaug 15 sekundžių ir norint dar pabandyti ką nors sukurti, reikia paskubėti. Valaitis.
Ranka liečia kamuolį, tačiau jokios sankcijos už tai jam negresia, nes tiesiog baigėsi pirmasis rungtynių kėlinys. 2-0 Vėtra po jo pirmauja prieš Marijampolės Sūduvą. Mes dar kartą matome, kaip įmušė Artūras Rimkevičius. Galbūt pamatysime ir tą epizodą, kai buvo uždirbtas 11 metrų baudinys, kai buvo jis realizuotas. Faktas toks, na, tik realizacija. Matome, Tomas Ražanauskas 2-0 ir rimtas galvos skausmas Sūduvos treneriui Donatui Vencevičiui po pirmojo kėlinio. Mūsų laukia dar 45 minutės be abejo futbolo.